Labas Rita. Labas. Mūsų studijai šiandien yra Rita ir Ritutė. Ir šiandien paliesim daug įvairių temų. Galbūt bus įdomu, bet užtat nepasakos kokias temas. Viską pamatysit video metu. Tvarkoj, tai mes pradėsim. Pirmiausia, tai bus, paminiu, kad bus daug temų ir nedaug temų, bet istorijų, kurių dar nesat girdėję, nei socialiniuose tinkluose, nei kokiuose videos, kitose videos, kaip čia pasakyti, kitose video. Tai šiandien bus tokia tiesos akimirka. Tai auditorijai bus įdomu. Tai pagaliau pasiruošus jaučiuosi. Viską atskleisti. Ne viską. Ne viską, juokauju. Kažką pasiliksiu sau dar, bet kažką tikrai atskleisim. Nes vis tiek labai daug žmonių yra nežinioje ir visai norėčiau pasidalinti. Nes dabar jaučiuosi, kad tikrai galiu. Manau, kad tiesiog auditorijai reikia žinoti tiesą, todėl nes viską sužinos, kaip buvo iš tiesų. Tai va. Jo. Tai va, kiek norėsi, tu tiek ir pasidalinsi. Gerai, tai pradėkime nuo susipažinimo, nes galbūt dar yra žmonių, kurie tavęs nežino, galbūt. Tai papasakok apie save arba dabartinę savo karjerą, kuo tu užsiemi. Tiesiog šiaip, ką jauti, ką norėtum papasakoti apie save. Visada, kai gaunu tokį klausimą, tai kažkaip, nežinau, pats sunkiausias atrodo klausimas, nes iš tikrųjų nežinau, kaip tiksliai įvardinti savo profesiją, bet užsiemu reklamom jau visai nemažai metų, gal apie 3 metus, tai vat su reklamom užsiemu, tuomet darau konkursus savo socialiniuose tinkluose. Taip pat nesenai pradėjau naują veiklą, darau makiažus ir tame puikiai sekasi, labai džiaugiuosi atradusi šią veiklą, supratus, kad tikrai čia yra mano veikla. Ir tiek, ir turiu aišku ateities dar planų. Paliesim save vėliau. Tai jo, paliesim, kokia bus dar nauja veikla pas mane, tai labai irgi jos laukiu. Ir pagrindė mano iš tikrųjų dėmesys būna tiesiog sekėjams, auditorijai, kontento kūrimui, reklamai ir taip toliau. Tai vat. Tai socialinių tinklų Guru. Okay, nice. Beveik. Gerai, žinau, kad dar turi vieną didelį ateinantį projektą, kurį planuojam paleisti iki vasaros galo. Tai yra bendruomenė Glow Up. Bendruomenė, taip, jinai vadinsis Glow Up ir būtent toje bendruomenėje būsiu pasiruošus jau tikrai atskleisti visą savo paslaptis ir visus savo išgyvenimus ir taip pat labai norėsiu dalintis, nes šiaip yra daugybė merginų, kurios klausia manęs patarimo, kaip aš taip pasikeičiau. Ir iš tikrųjų yra daug ką papasakot, kaip aš pasikeičiau, bet tai tikrai neužteks ten, pavyzdžiui, istorijų serijų ar kažkokių reelsų. Ir atrodo, norėtųsi su kiekviena artimiau pabendrauti ir paaiškinti, kaip viskas vyksta, kodėl taip atsitiko ir kaip tiesiog Tai va, tai aš manau, kad čia bus atėjo tie pokyčiai. Gera proga, jog dalį papasakosim čia tiesos, bet visa dalis tai bus bendruomeniai tam, kad žmonės, tenais tu suteiksi tiesiog maksimaliausią vertę, kokią gali iš savęs, tai todėl bus. Taip, aš ten visada būsiu prieinama ir visada, kai tik kils klausimų ir, aplamai apie viską. Tai va, mergaitės, sakykit naujienas. O papasako, kaip tu sugalvojai sukur bendruomenę? Ar va čia ir buvo ta priežastis, kad tu norėjai, čia labiau prieinamesnė būti sekėjom? Taip, būtent dėl to, nes kaip ir minėjau, buvo daugybė merginų, kurios prašė ten, pavyzdžiui, aš realiai jom noriu skirti laiko, aš su jomis būna susiskambinu netgi, kai joms būna problema, kai jos ten atsidūrė toksiškose santykiuose ir jos, žino, kad aš galiu joms padėti, nes aš buvau susidūrus tokioje situacijoje ir labai stipriai. Tai aš kažkaip mąsčiau, kuo aš galiu šiaip padėti žmonėms ir pagalvojau, kad mano didžiausias išgyvenimas, ką aš išgyvenau gyvenime, tai turbūt toks sunkiausias, tai toksiški santykiai ir kad ties tuom aš tikrai galiu padėti ir kaip po tų santykių atsigauti, kaip aš atsigavau. Aišku, užtruko laiko, bet pagalvojau, kad visai būtų fainai vieną bendruomenę turėti, kurioje galėsiu apie viską kalbėti, pasakoti, dalintis su žmonėm. Aš manau, kad tu teiksi vieną iš tokių vertingiausių dalykų, konsultacijas, ne konsultacijas, čia jau kaip pavadinsi, taip nepavadinsi. Jo, bet tu teiksi vieną iš pačių vertingiausių dalykų, tai vos ne kaip
gydymo palaikymą, žinai, kaip iš toksiškų santykių atsistatyti. Aš manau, va čia todėl tai yra labai toks tavo vertingas įgūdis, Tai- kurį išsiugdai. Tiesa. Tai va, tai dėl to ir pagalvojau, kad noriu bendruomenės. O ką jūs dar, Nes pavyzdžiui, tikrai galėsite ten nemažai rasti merginų. bendruomeniai? Tai galėsim irgi aptarti apie makiažus. Tai bus mokymai su makiažai susiję. Tuomet apie stilių, apie aprangą, kaip gražiai atrodyti, kaip būti moteriška, kas yra moteriškumas. Apie saviugdą irgi šnekėsim, apie sportą, apie mitybą. Ir ten galėsim tiesiog bendrauti ir jeigu tik kils kažkokių klausimų apie bet ką, ar tai bus susijęs su moteriškais visokiais dalykais, apie kuriuos nelabai žmonės, ta prasme, drįsta šnekėti, o ten viskas bus anonimiška, nes tai bus Discordo platformoje. Ir tiesiog mes ten galėsim viską aptarti iš tikrųjų, ten nuo stiliaus detalių, iki makiažų, iki visokių higienos dalykų ir taip toliau. Ir netgi kas susiję su toksiškais santykiais, tai tikrai. Tai Nuo A iki Tai Z. žodžiu, nuo A iki Z, tai Okay. galėsim apie absoliučiai viską bendrauti ir būsiu tikrai kuo labiau jūsų draugė. Tai Nice. štai buvo. Aš šiaip manau, kad gerai, kad tu pabrėži tą savybę, kad tai bus anonimiška, nes aš manau, kad čia irgi yra vienas iš tokių svarbiausių dalykų žmonėms, kad Taip, būtų taip. jie anonimiški. Nes žmonės kartais tiesiog bijo pasikonsultuoti, Jo. pasiklausti vien dėl to, nes tiesiog nepatogu, o tai kai jie supras ten, kad nieks net nežino, kas jie yra tokie ir jie tikrai išdrįs paklausti visokių klausimų ir nieks dėl to nesmerks ir jo galės atsipalaiduoti galbūt labiau. Puiku. Puiku. Gerai, mes paminėjai makiažus. O kaip nusprendai tu pradėti dažyti, tapti visažistė? Na, šitas klausimas pastaruoju metu visai dažnas, o tapti vizažistė aš ne šiaip savo tapau, kad tiesiog, kad kažką veikti, o iš tikrųjų pajaučiau, kad tai yra tikrai mano sfera, nes aš pastebėjau, kad aš pastoviai noriu mokytis, domėtis apie makiažus. Pastoviai mano visas feedas buvo vien makiažais. Ten, pavyzdžiui, kai Instagram'e for you būna, tai ten visas feedas buvo makiažais užpildytas ir šiaip jaučiau tokį poreikį ir tokį norą dažyti kažką. Ten draugės padažyti, mamą padažyti. Tiesiog norėjau kažkaip visus padažyti ir pati pastoviai dažydavus. Tai aš pagalvojau, kad galbūt tai ir yra mano sfera, nes man patinka šiaip piešti, nuo vaikystės piešdavau ir kažkaip su tais makiažais, nežinau, traukė ir pagalvojau, kad reikia pradėti mokytis. Ir iš tikrųjų dabar antiek pajaučiau, kad tai yra mano veikla, nes aš šitą veiklą net nemokamai galėčiau daryti, nes aš realiai metus laiko ir dažiau draugės nemokamai. Ir tiesiog manau, kad taip ir pradėjau. Tiesiog ieškojau, kas man patinka ir supratau, kad makiažai. O žinau, kad bendruomeniai tu, kaip minėjai, padėsi su makiažo visokiais patarimais, pamokom ir panašiai, bet galbūt turi vietą, kur tu jau dabar teiki ar kažkokius mokymus, arba gal patarimus merginom, kurios nori tobulėti šitoj srityje arba kažką naujo išmokti. Instagrame? Jo, Instagrame tu teiki patarimus ar ne? Tenais. Stengiuosi patarimus pateikti, bet kažkaip man atrodo, kad dėl ko aš dar noriu sukurti bendruomenę, kad man atrodo, kad bendruomenė man bus daug paprasčiau pateikti tos patarimus, nes kas vyksta Instagrame, aš esu šiaip perfekcionistė ir Instagrame aš noriu, jeigu kažką įkelti, kad būtų geros kokybės, kad būtų labai viskas fainai, gražiai ir ten išdėsi tos mintis būtų ir taip toliau. Tobulai ten, kad būtų viskas. Bet bendruomeniai bus paprasčiau, nes aš tiesiog galėsiu, kaip draugiai taip pasakyti, žinai, ir patarti iš savo pusės. O Instagrame, aš stengiuosi patarimus dalinti, bet atrodo vis to laiko nerandu kažkas tokio, kažkaip sudėtingai man tame Instagrame. Okay, supratau. Aš vis tiek, nors ir 4 metus vedu Instagramą, bet aš vis tiek nemanau, kad tai yra visiškai mano veikla ir apie mane. Tai todėl atrodo bendruomenė, man bus daug paprasčiau su ją. Ir atsipalaiduosiu labiau, taip. Ir patarimus daugiau norėsiu skleisti žmonėms, aš nežinau. Super, ok. Gerai, tobulėjimas, dabar prieisim prie šitos temos. Labai gera tema. Kokiose veiklose dar save tobulini? Tai su makiažais dabar tobulėjau, jau visai nemažai praėjau mokymus ir dar planuoju eiti į mokymus.
Taip pat ties sportu labai bandau tobulėti ir su mityba, nes mityba ir sportas, irgi reikalauja daug mokslo, iš tikrųjų. Tai ir šiaip norisi, kadangi pasileista bendruomenė, tai norisi ir dar daugiau išmokti tiek apie tos santykius, tiek apie saviugdą, apie ką mes ir kalbėsime. Tai dabar stengiuosi tobulinti viską, tiesiog per visus sferas. Žodžiu, stengiasi kaip įmanoma būti geresnė savęs versija. Taip, kaip ir visus tos metus po tų toksiškų santykių, būtent dėl savęs ir stengiausi gyventi ir būtent taip ir susitvarkė mano gyvenimas, nes tiesiog labai norėjau tobulėti. Jo, labai geras pastebėjimas. Taip, nebenorėjau daugiau tokiam šūdė atsirasti, tai ir tekdavo kažko imtis, kažkaip tobulėti. O kokias charakterio savybės labiausiai merginoms rekomenduotum ištobulinti, kad jų savivertė dar labiau joms pakiltų? Nieko savo negailėjimas. Geriau savo nieko negailėti, net ne tik kalbu apie tai, kad ten nupirkti savo kažką, bet ir tas susiję irgi, bet ir šiaip, jeigu ten žmogus nori tau padėti, nori tavim pasirūpinti. Ta prasme, tu neturi atsisakyti tos pagalbos ir taip toliau, tu turi jausti, kad tu to esi verta, žinai, ir kad žmonės turi tau padėti ir tu negali sakyti, tarkim, kad ne, nereikia. Man nieko neįpirkti, nei rūpintis manim, aš pati viską galiu. Aišku, tai yra gera savybė, bet nežinau, supratai, ką turėjau omeny. Taip. Gerai. O, pavyzdžiui, kaip bendravimas? Irgi galbūt reiktų šitą savybę moteriam. Čia visiems, aišku, bet moteriam galbūt irgi tai reiktų tobulinti. Bendravime taip. Stengiuosi ir aš tobulėti bendravime irgi. Gal turi kažkokių knygų ar seminarų, kokių patarimų? Tai vat aš dar kol kas, šiaip su bendravimu kol kas nieko nepradėjau dar tobulinti, nes aš tiesiog nusipirkau knygą, kurios dar neperskaičiau, apie nesmurtinį bendravimą. Tai tiesiog pajaučiau pastaruoju metu, kad man atrodo kažkas su bendravimu man nesiseka. Kažkaip visą laiką buvo gerai, bet pastaruoju metu kažkaip, nežinau, atsitiko kažkas, dėl ko atrodo kažkas su bendravimu negerai. Atrodo, introvertiška pasidariau. Ir nežinau, norėtųsi tai ištobulinti. Bet, žodžiu, pratęsiant apie savivertę, tai aišku, negailėjimas nieko savo. Tuomet antras dalykas, tai irgi mokėti sakyti ne ir brėžti ribas, nes kai tu leidi su savim elgtis, kaip jie nori ir tiesiog nevaldai situacijos ir tiesiog leidi gyvenimui su tavim elgtis, kaip jisai nori, tai irgi negerai, nes tiesiog atsiranda tada ir tų toksiškų santykių visokių ir draugų negerų atsiranda. Tai šitas irgi yra labai svarbus dalykas. Tuomet apie savivertę. Tinka ir tiek variantų. Svarbu, čia tiesiog tavo nuomonė, žinai. Šitam klausimui. Manau, kad tiesiog nieko savo negailėti. Aš šitas bendravimu, tokia irgi, dabar tu papasakai, aš pagalvojau, kad jeigu žmogus intravertiškas, tai aš manau, kad irgi yra viena tokia labai gera mano manimu kaip gyvenimo taisyklė, kad kuo tu leidi labiau baimei tave valdyti, tuo jinai labiau tik tave ir valdys. Taip. Jeigu yra proga baimę įveikti ir tu neįveiki, jinai tik dar labiau užaugs. O jeigu išlenda baimė ir tu padarai veiksmą, tai kaip tik labiau tavo savivertė kyla ir tu labiau tik tai pasitiki savim. Tai va čia vienas toks patarimas. O šiaip dar ties bendravimu, tai aš irgi manau, kad šiaip žmonės mėgsta dažnai mokytis kitų skirtingų kalbų. Tai čia viskas yra gerai ties to ir viskas puiku. Tai aš manau, kad ties bendravimu visada reikia mokytis, nes yra vienas iš pagrindinių dalykų žmogui. Realiai... Tu turi tiesiog bandyti praktikuoti ties bendravimu. Tu turi... Tiesa, kaip tu ir sakei, kad reikia įveikti tas baimės, jeigu tu ten nedrįsti užkalbinti žmogų, tai tu turi praktikuoti, tai eiti ir tiesiog pasakyti komplimentą kokį nors žmogui, nežinau. Jo, būtent, tai ir kelia pasitikėjimą. Jo, ir tai kelia pasitikėjimą taip pat. Ir šiaip, kuo daugiau bendrauji, kuo daugiau praktikuoji, kaip ir su visais dalykais, tai
tau ir kyla tas didesnis pasitikėjimas bendravime. Galbūt aš su tuo bendravimu pajaučiau tokią krizę dėl to, kad aš labai mažai su kom dabar šiuo metu bendrauju. Aš bendrauju tik su savo artimaisiais draugais ir viskas. Aš nebendrauju su praeiviais, aš nebendrauju su naujais žmonėmis, nes aš nebūnu tokiuose ratuose, kompanijose, pavyzdžiui, kaip ten, tarkim, darbe su kolegom, ten, tarkim, bendrauti, arba ten kokiuose grupėse, nežinau, kažkokiuose užsiėmimuose, aš tokiuose dabar šiuo metu nebūnu. Aš būnu pagrindė namie, arba ten kažkur su draugais būnu, savo artimaisiais. Tai gal dėl to pas mane yra kažkokia bendravimo krizė, dėl ko man, pavyzdžiui, yra ganėtinai sunku, tarkim, bendrauti su nauju žmogumi, nes atrodo, kad, jauti tokį nepasitikėjimą savim, atrodo, kad, kažkas neleidžia tau, bet tai yra blokas kažkoks vidinis, kurį reikia nutvarkyti, nes, arba tikrai praktika tiesiog duoda savo. Tai tikrai praktika, nes kuo daugiau praktikuosi, tuo geriau tau ir seksis tai veikloje. Taip, ir tiesa, su tom baimėm, tai tiesiog jas reikia įveikti ir kuo labiau tu jų neįveiksi, tuo labiau ta baimė maitinsis. Šiaip aš pastebiu, kad Lietuvoje tai gana dažnas atvejs, ten galbūt pasakyti kartais, kad ir praeiviui galima ten galbūt, ar gražiai atrodo, ar ten gražus tam tikras daiktas, arba kai ateini į degalinę ir pamatai kasininko vardą ir dažnai žmonės bijo kreiptis. Tai tai gali būti kaip patarimas, pavyzdžiui, žmonėms, ką daryti, tarkim, kad daugiau galėtum bendrauti su žmonėm. Tai pavyzdžiui, aš dabar stengiuosi, jeigu, pavyzdžiui, akių kontaktas susijungia su žmogum, tarkim, žodžiu, vieną į kitą pasižiūrim, tarkim, tai aš jam būtinai pasakau labas, nes anksčiau, aš tokiais atvejais nežinojau, kaip elgtis, pavyzdžiui. Jis į mane žiūri, aš jį žiūriu ir taip nesuprantu, ką daryti. Jo, tokia nejauki situacija, tai jeigu tokia nejauki situacija atsiranda, aš tiesiog pasakau labas. Tai jeigu jis žiūri, tai gal jis irgi man nori labas pasakyti, aš nežinau, žinai. Tai aš dabar stengiuosi irgi taip daryti, kad tiesiog pasakai labas, juk tai nieko nekainuoja, už tave tai nieks nesmerks ir gal netgi malonu žmogui bus jau geriau pasakyti labas, negu tiesiog susiraukusiu veidu žiūrėti į jį. Tai jo, taip yra tikrai geriau, manau, pasakyti. Arba komplimentas, aš šitą bandau ištreniruoti savyje, bet atrodo, kad, ką žinau, arba neatsiranda tokių momentų, man atrodo, kad komplimentą pasakyti jau tai turi būti ant tiek nuoširdus komplimentas, kad jau ant tiek norėtųsi tą komplimentą pasakyti, tai tada jau pasakai. Bet jeigu tas komplimentas, toks, žinai, ar pasakysi, ar ne, kažkaip nėra skirtumo, tai, bet būna momentų, kad bijau tiesiog to komplimentą pasakyti, bet pralaužti tą baimę, tai yra reikalų iš tikrųjų, nes, aš bijau pasakyti tą komplimentą. Bet reikia suprasti, kad, nieko tokio čia tik komplimentas, juk, net nežinau, iš kur ta baimė kyla iš tikrųjų. Aš irgi, kas liečia, pavyzdžiui, aš tai perlaužiu save tokiose situacijose ir galvoju, aš turiu tai padaryti, kodėl aš save turiu kaustyti kažkokiom baimėm ir įsitikinimais. Ateinu į liftą ir jeigu pamatau žmogų, aš tiesiog klausiu, aš pirmą pasakau, o tik po to pagalvoju, ką galėjau padaryti kitaip. Ir tai veikia visiškai kitaip. Pavyzdžiui, kai tu tiesiog pirmą iškart pasakai ir negalvoji. Jo, nes, koks skirtumas, aš jau vis tiek padariau. Ta prasme, perlipau jau baimę anksčiau negu jinai mane. Taip. Tai, pavyzdžiui, ateina į liftą ir paklausiu, kaip sekas, kaip diena. Iš karto, ir tai daug iš karto nebėra įtampos tos tokios, nes kitaip sėdi liftą ir galvoji taip. Ir dažniau praktikuodamas, tai tikrai daug lengviau tada eisis bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. Jo, tai tiesiog eiti ir daryti tą praktiką. Ten liftę susitinki, pasakai žmogui, tada degalinį galbūt pamatai vardą, ten pasakai. Reikia nebijoti aplinkinių ir naujų žmonių, juk tikrai. Jie kitos pačios būtybės kaip ir mes. Taip. O anksčiau aš tokį suvokimą turėjau ir tikrai nebuvo jokių baimių. Ir anksčiau buvau daug drąsesnė negu dabar. Aš iš tikrųjų nežinau, kas palaužė čia. Atrodo, kad visai nesenai, žinai, ta drąsa buvo. Ir viskas. Kažkas atsitiko. Gal reikia iš naujo ištobulinti tai. Tai jeigu ateina tokie laikotarpiai, kai taip bam ir tiesiog viskas kažkaip nebeišeina kaip anksčiau, tai gal tiesiog šiuo momentu tiesiog turi iš naujo išmokti tokius dalykus, išgyventi ir pereiti ir kad išmoktum kažką daugiau. Bet tai gal ilgai taip nebus, gal kažkada išdrįs. Kitas klausimas. Kas iš moterų Lietuvoje arba užsienyje tave įkvepia, nes galbūt tai taps kitom moterim irgi įkvėpimas? Ar turi kažkokių kaip autoritetų savo?
dabar galvoju, šiaip iš influencerių, jeigu įman, tai Karolina Meskino labai įkvėpė, bet ne dėl to, kad ten jinai labai populiari, bet tiesiog man patinka, kad jinai labai yra, pilnai atsipalaidavus prieš tą kamerą, ko aš, pavyzdžiui, nesugebu atsipalaiduoti. Galbūt tai iš tikrųjų kamera nėra mano sfera, galbūt taip yra, nes aš nesugebu prie jos atsipalaiduoti iš tikrųjų. Tai ir to jinai mane įkvėpė, nes aš neturiu to, ką jinai turi. Nežinau, šiaip iš tikrųjų, galbūt su ją pabendravus ir išsiaiškinus, galbūt jinai irgi turi tą stresą prieš kamerą, nes iš tikrųjų dažniausiai žmonėms neatrodo, kad žmogus stresuoja, nes kiek aš esu bendravus dar su kitom influenceriam, tai realiai visos merginos man yra sakiusios, kad jos bijo kalbėti prieš kamerą, nors taip tikrai neatrodo ir aš sutikus esu tokias, kur ir žiauriai gerai ir vaidina prieš kamerą. Ir ten, atrodo, aktorysčių sugebėjimus labai gerus turi. Bet jos bijo ir jos irgi jaudinas ir stresuoja. Ir aš tada galvoju, kaip taip galima, dabar tai atrodo, neįmanoma, kad tu bijotum kamerų. Ir gal tiesiog žmonės labai gerai moka tai paslėpti. Tai neįsivaizduoju. Bet šiaip aš žaviuosi daugumą merginų Lietuvoje, būtent kas užsiema su socialinė medija, nes man žiauriai faina matyti, kaip drąsiai jos jaučiasi per kamerą ir atrodo pati irgi noriu taip drąsiai jaustis ir stengiuosi, bet kaip ir minėjau, kažkaip kiek bendravau su merginom, tai paminėjau tą patį, kaip ir aš jaučiuosi, kad irgi jaučiu stresą prieš kamerą, kalbant istorijus ir visada kažkaip nežinau kodėl. O iš užsienio, šiaip užsienio nelabai aš ten stebiu pagrindinę Lietuvos, tai Supratau. Kažkaip man gal socialiniai medijai, kas ten sukasi, tai jie mane įkvėpė, nes čia yra mano irgi veikla tokia. Ir turiu įsikvėpti kažkaip, kurti tą veiklą. O palėtei dar baimę prieš kamerą. Vis tiek ilgesnį laiką jau tai darai, dirbi su kamera ir kalbi. Galbūt turi kažkokių patarimų, kaip perlipti tą baimę prieš kamerą? Tai jo, patarimų yra, bet kad tai atlikti praktiškai, nežinau, ne visiems gali išeiti, bet tiesiog tai irgi, aišku, palyginus kaip anksčiau aš bijojau kameros, tai taip nebėra jau, bet nežinau, net iš tikrųjų. Gerai, tai praktikos kokios reikalingos, tai reikia praktikuoti dažnai, reikia stengtis, jaustis, taip tarsi bendrauji su savo kokiu draugu per kamerą, prieš kamerą. Lyg draugui siūstum. Lyg draugui siūstum, taip. Šitą patarimą turbūt daug kur girdėsite, bet tai veiksmingas patarimas ir iš tikrųjų reikia to vadovautis, kad lyg draugui siūstum. Taip pat reikia praktikuoti kuo dažniau save maksimaliai natūraliai pafilmuoti. Pavyzdžiui, ten tarkim, tiesiog jaustis ant tiek natūraliai ir tu tai praktikuoji, kuo daugiau tu save natūralaus rodai žmonėms, tuo labiau išeina tau būti natūraliu. Tai šita praktika yra ganėtinai sunki, nes aš ją bandau kol kas, bet man labai sunkiai gaunasi, nes yra, žiauriai sunku save grinai visiškai natūraliai parodyti. Nežinau, ne visiems aišku sunku, bet galbūt aš, kuri yra žiauriai smulkmeniška, tai tikrai yra ganėtinai sunku. Bet šita praktika irgi labai gera. Tiesiog reikia kuo daugiau kelti save maks natūralioj būsenoj. Ten neklausyti, ką tu ten pašnekėjai ir taip toliau. Tiesiog iš pirmo karto, ką nufilmuoji, tą įkeli ir viskas. Jo. Supratau. Gerai. O šiaip, tarkim, yra vis tiek žmonių, kurie yra visiškai nauji ir jiems reikia pradėti, tarkim, jie nori pradėti, tarkim, su socialinė medija kažką kurti. Tai tiesiog turi suprasti, kad tai yra normalu bijoti, žinai, nebijoti, o jaudintis arba būti netikru. Kad tas nemokėjimas būti tikru yra tiesiog visiškai normalus dalykas, nes jisai pradžioj visada yra. Ir pavyzdžiui, man jau yra 4 metai, kaip esu šitoj sferai ir man dar vis taip yra, kad aš nemoku būti tikra įsijungus kamerai. Tai nežinau, aš manau, kad tai
gali užsitęsti labai ilgai arba galbūt greitai praeit, bet tiesiog tada galbūt eiti į aktorystės kursus ir tiesiog bandyti vaidinti, žinai, savo personažą. Nes yra žmonių, kurie tiesiog savo personažą yra sukūrę, nes realybėje dauguma žmonių jie nėra tokie, kokie jie iš tikrųjų yra, nu, kaip per socialinę mediją rodo. Tai gal tiesiog reikia kažkokias aktorystės pamokas pasimti ir vaidinti tiesiog kaip koks filmo personažas. Ir susikurt savo personažą ir būti jo. Nu, aš su tavo pagalba stengiuosi būti natūralus prieš kamerą. Nu, arba būti natūralus, arba jau tiesiog įsijausti į kažkokį vaidmenį. Ir tada tau gali irgi lengviau gautis, nes tu, pavyzdžiui, turi įsivaizduoti, kokiu žmogum tu norėtum būti, ne, tarkim. Aš, tarkim, pavyzdžiui, norėčiau būti kokia Lady Gaga, žinai, arba ten kokia, nu, šiaip kažkokia, žinai, aktorė. Ir įsivaizduok jos, pavyzdžiui, ten Angelina Jolie, tarkim, įsivaizduok jos visas savybės ir taip toliau. Ir tu įsivaizduok irgi būti tokia, pabandyk būti aktorium turi. Tai va, ir gal tai gali padėti. Iš tikrųjų, tai gali padėti. Aš netgi dabar pajaučiau, kad jeigu tu įsivaizduoji kažkokį personažą ir tu pabandai jį tiesiog įsivaizduoti, kad tu esi toksai, tai tikrai padeda, tikrai geriau jaustis prieš kamerą. Tai gal kamera ir turi tokį savo efektą, žinai, kad tu turėtum... Aš dabar taip išmašiau, aš nežinau, ar tai yra faktas ar ne, bet gal, aš nežinau, kiek laiko kuriami yra filmai ir kiek laiko gyvuoja tie aktoriai. Ganėtinai ilgai turbūt, ne? Tai gal čia užsilikę iš protėvių tas prieš kamerą nemokėjimas būti tikru. Nes prieš kamerą dažniausiai, ne, anksčiau bent jau būdavo taip, nes tas influencinimas prasidėjo nesenai. Tai gal anksčiau, kadangi būdavo tų aktorių visokių ir taip toliau. Ir kad tiesiog tu iš protėvių esi pripratęs, kad tu turi vaidinti kažką prieš kamerą, o ne būti natūraliu. Ir gal nesigauna dėl to būti tikru, nes yra užsilikę iš protėvių. Gali būt. Žodžiu, čia taip labai giliai. Jo, giliai, bet įdomiai. Labai giliai. O ar turėtum kokius taip, top 5 mokymosi šaltinius moterim, kurias rekomenduotum, iš kurių jos galėtų mokytis ir pakeisti save į gerąją pusę? Galbūt tai būtų knygos, taip, gal knygos, kanalai. Bet knygos, knygos jos yra labai gerai, nes jeigu nebūčiau perskaičius daug knygų savo, tai nežinau, ar dar mąstyčiau taip, kaip dabar mąstau. Bet šiaip asmeniškai aš podcastų nelabai klausau, bet aišku, kiek esu praklausus, tai tikrai randu visokių naudingų dalykų, bent jau man labai patinka, kaip ir tu klausai Darius Ražauskas, aš iš tavęs jį sužinojau, tai labai patinka, kad iš jo tikrai galima daug ką išmokti apie santykius. Ir šiaip iš podcastų tikrai galima kažką išmokti, bet aš manau, kad tai yra reikalingas ne tik tas podcastas ir ne tik knygos ir taip toliau, bet taip pat ir darbas su savim, kalbėjimas su savim, mokėjimas būti su savim. Turi išmokti būti su savim, ta prasme, ir nebijoti likti viena. Nes tu, kai išmoksti būti su savim, tau tada ir pasidaro gera su savim ir tu daugiau išsigrynini, kas vyksta su tavo mintim, kas yra su tavim ir kaip tau dar labiau patobulėti, nes tu pats su savim pasikalbi. Iš vis yra geriausia, pavyzdžiui, aš ką praktikuoju su savim, tai tarkim, aš jeigu nežinau, ką man kaip elgtis ir kaip yra teisinga, kas yra gerai ir kas ne, aš tiesiog savęs paklausiu, nes visada yra viduje atsakymas. Ir tarkim, aš įsivaizduoju save, tarkim, tuo, ko aš noriu būti, tarkim, ateityje, ne? Ten, tarkim, labai sėkminga, turtinga, gražiuose rūmuose, ten, tarkim, su laimingais santykiais ir taip toliau. Aš įsivaizduoju save tokį ir aš tiesiog, viduj tokia jaučiuosi ir aš savęs klausiu, ką man daryti ir kaip man pasikeisti, ką man padaryti, kad aš būčiau geresnė. Tarkim, kaip man rengtis reikėtų, kaip man ką man valgyti, kaip man čia, tiesiog, taip savęs klausinėjau. Tai realiai čia irgi mokėjimas būti su savim ir tiesiog reikia to ir laiko savo. Tiesiog tarkim, dieną, valandą, tiesiog pabūti su savim, tai irgi padeda. Na ir gerai, knygos, laikas savo, podcastai. Tuomet šiaip labai svarbi aplinka, su kuria tu būni, nes tiek draugės turi įtaką didžiulę tau, tiek partneris, su kuriuo tu gyveni ir būni, tiesiog didžiulę įtaką turi tau. Tai reikia atsisakyti nekokybiškų draugų, nes tai nekokybiški draugai, jie gali labai didelę blogą įtaką padaryti,
O jeigu tu būsi su savo draugiam, kurios tave įkvėpia, kurios patinka tau, kaip jos atrodo, koks jų gyvenimo būdas, kaip jos elgiasi, kiek jos uždirba, ką jos dirba. Ir jos tave įkvėpia, nes mes visi žmonės labai natūraliai tiesiog kopijuojam visus ir esam, tiesiog mums įtaką daro tikrai aplinkiniai. Aplinkiniai, aš iš vis manau, kad aplinka ir yra tavo gyvenimo pagrindinė esmė. Tavo aplinka. Nes, dažniausiai mes ką matom, tai mes ir darom, žinai. Tai yra labai svarbi aplinka. Kur tu gyveni, su kom tu bendrauji, su kom tu gyveni ir taip toliau. Tai arba tu tiesiog turi neimti jokios įtakos ir tu visiškai turėtum būti neįtakos žmogus ir tik su savim ten kovoji, žinai, su demonais. Bet dažniausiai tai aš, pavyzdžiui, semiuosi visada iš draugų įtaką. Aš esu įtakos žmogus tikrai. Ir man yra labai svarbu, kad mano aplinka būtų švari, gera ir kokybiška, o ne, nežinau, su ten kažkokiu nefainu statusu, kažkokiais ten darbais, kurie man nepatinka, uždarbiais ir taip toliau. Tai, tai yra labai svarbu. Tai gerai, čia jau 4 išvardinau, ne? Tada koks čia dar? O pavyzdžiui, mentorė, ar esi turėjus kokią mentorę gyvenime? Mentorė yra žiauriai gerai. Pavyzdžiui, man su pasitikėjimu savimi labai padėjo mentorė. Ir galiu atskleisti tą mentorę, tai jinai yra Junona. Jinai yra taip pat ir Aurėjos mentorė. Tai taip, čia bus 5, tai čia yra žiauriai svarbu. Taip pat kaip ir sporto treneris, taip pat ir gyvenime turi būti mentorius. Tu viską pats tikrai nespėsi ir nesugebėsi padaryti, nes, aš nežinau, aš tai pavyzdžiui asmeniškai, man tikrai reikia visada pagalbos tiek su socialinė medija, kad ne aš viena ten filmuočiau, montuočiau, nes atrodo, tai tikrai reikalauja daug darbo, atrodo ir taip ten visokių kitokių techninių dalykų dar turi atlikti ir kitokių dar dalykų, skirti laiko ten draugiam, tėvam, vyrui, pagaminti valgyti savo ir dar užsiimti darbais, tai atrodo, reikia pagalbos, bet ir taip pat ir gyvenime reikia tau mentorės pagalbos. Tai mentorė man labai padėjo su pasitikėjimu savimi ir aš iki pat dabar dar atsimenu tą praktiką, kurią aš panaudojau ir iškart supratau, kad su manim yra viskas gerai ir kad aš be reikalo čia stresuoju, kad su manim kažkas negerai. Aišku, man būna tikrai dar, aš vis tiek pagalvoju, kad su manim kažkas negerai, bet tikrai žymiai mažiau negu anksčiau. Tai tai labai padėjo man mentorė, tai taip teisingai, tai Junona man padėjo. Aš nors tik vieną kartą buvau konsultacijai pas ją, bet man užteko. Man pilnai užteko, aš galėčiau netgi pasidalinti būtent, kas man padėjo, kas man asmeniškai padėjo. Aišku, jums gal gali tai nepadėti, galbūt pas jūs nėra tų pačių problemų kaip pas mane, bet aš tiesiog galvojau, kad aš esu nepakankamai gera ir kad, aš visą laiką norėjau būti tobula. Bet žodžiu. Ir jinai tiesiog man padėjo suprasti, kad mano minusai nėra minusai, kad jie yra geri ir kad su tavim yra viskas gerai ir tu esi tobula, kaip ir tu norėjai. Tiesiog jinai pakeitė mano mąstymą į minusus ir tai šita praktika labai padeda, nes pavyzdžiui, man pasakyti, ką jinai man kokius klausimus. Aš manau, kad bus naudinga. Vienas tas klausimas, kuris man iš tikrųjų padėjo, tai jinai paklausė manęs, kiek tu save vertini 10 baliai skaliai. Tai aš pasakiau 7, man atrodo. Ir jinai pasakė, ko tau trūksta iki 10. Tai aš ten išvardinau, kad aš esu tinginėje. Dar tuo metu buvau. Dabar aš savęs taip tikrai neskaitau. Kad aš esu tinginėje, tada... Nepamenu, ką aš ten dar išvardinau, tačiau, žodžiu, jinai tos visus punktus 3, kuriuos aš išvardinau, kurie man trukdo būti 10-tuke. Tai jinai pasakė, kad visi šitie minusai net nėra minusai ir jinai juos perfrazavo, kad tai yra kaip tik gerai. Ir ta tinginystė yra gerai. Su tuo nėra nieko blogo. Tai žodžiu, ir tada aš supratau, kad aš 10. Taip viskas yra gerai. Reiškia, kad man nėra ko čia stresuoti ir kodėl aš savęs nelaikau 10. Ir jinai tiesiog pasakė, kad kiekvieną kartą, kai tu varai kažkur, tarkim, ar tu pavyzdžiui varai podcastą, ar tu varai susitikimą, ar tu varai, tarkim, darbus kažkokius atlikti, tu visada mintyse turi sakyti, aš esu 10. Nes jeigu tu, pavyzdžiui, sakysi, prieš einant į podcastą ar dar kažkur, sakysi, kad tu esi 7, tai tu ir būsi kaip 7, žinai. Tai ir tas irgi padėjo, kad tu tiesiog turi galvoti, kad tu esi 10 ir pas tave nėra kažkokių trūkumų. Tai Aš manau, kad dar vienas labai geras patarimas, kurį girdėjau iš tavęs, tai kad
prieš darant kažkokią veiklą, imkim, einant į podcastą, į darbo pokalbį, galbūt sportuot, kad iš karto galvok mintyse, kad tu dabar tai padarysi geriausiai. Ir tu save užprogramuosi ir nuteiksi tam dalykui, kad tu padarytum kaip įmanoma gerai. Taip. Pavyzdžiui, jeigu einate į sporto salę, treniruotis, ne? Tarkim, pagalvokit galvoje, šita treniruotė bus pati geriausia. Ta prasme, mano kojos tiesiog atsijungs, aš ten krisiu, apsivemsiu. Ir bus labai gerai, pati geriausia bus treniruotė. Krisiu, apsivemsiu. Aš žinau, okay. Esu įsivaizdavus, kad aš noriu ant tiek gerai kojas padaryti, kad net apsivemtų. Aišku, neapsivėmiau, bet buvo bloga. Buvo negera, bet ir tikrai padeda, kai tu save nuteiki, nes tos mintis, ta prasme, daug ką gali, daug ką sugeba. Ir prieš kažką atliekant, padarant, tiesiog įsivaizduoju, kad, padarysiu tai geriausiai. Padarysiu taip, kad tikrai visiems bus labai faina ir patiks. Aš dar, kad būtų auditorijai žmonėms labiau suprantama, kaip tai veikia, tai aš to šiek tiek esu domėjęsis, kadangi man tai irgi buvo aktualu, save programuoti pozityviai teigiamai. Tai kai žmogus savo taip pasako, tai visos mintys, emocijos, raumenys, visi nervai, viskas, visos cheminės medžiagos smegenyse, jos visos nusiteikia į tą dalyką, kurį tu sakai, nes tik jūs save ir valdot. Tai visą tai nusiteikia ir tada jūs padarot maks visą tai kaip įmanoma geriau, nes jūs tam skiriat mintimis tam laiko ir visą savo energiją. Todėl taip ir gaunasi gerai. Tai čia geras patarimas, tikrai naudokit. Wow. Elvinai, aš labai džiaugiuosi, kad tu, man užtenka pasakyti tavo patarimą, ne, ir tu jį žiauri gerai ir išnaudoji ir išpraktikuoji labai fainai, kad tu taip išsamei dar išsiaiškinai, kaip tai veikia. Nes iš tikrųjų tu pasakai ir iš tikrųjų visas tas ta žinutė, tas signalas, ne, tau per visą kūną pereina ir atrodo, kad, ir padarai tai geriausiai. Ir tikrai tada džiaugies savim, kad, wow, aš padariau, aš savęs paprašiau ir aš tai padariau. Ir tada iš vis, žiauriai ir geriau pasitiki savim ir geriau jautiesi savo kūne, nes atrodo, kaip pasakiau, taip ir padariau, šaunuolė. Ir gali save pagirti. Šiaip gera praktika labai. Tai būtinai prieš kažką darant, tarkim, jums yra darbas koks nors, ne, jums reikia ten sukurti ten kažką projektui, kažkokiam darbui, ne, ir įsivaizduokite, kad, šitą projektą padarysiu taip, kad visi tikrai žavėsis manim, labai patiks visiems ir padarysiu tai kaip įmanoma geriausiai. Ir pamatysit, kad tikrai rezultatai bus žymiai geresni negu bet kada. Tai tiesiog jauskit, kad tai taip. Aš dar dėl mentoriaus, kas žiūrės, labai norėčiau irgi pritart, todėl nesvarbu, ar tai bus verslė, sporte, gal, nežinau, muzikoje, ten socialiniai medijai, tai mentorių visada ieškokit, nes mentorius tai yra tas žmogus, kuris jau yra toje vietoje, kur jūs norite atsidurti ir jis tą visą minų lauką jau yra praėjęs ir jūs jums tiesiog gali duoti ranką ir pro tą minų lauką visą pravesti. Tai šitą irgi noriu pridurti, kad tikrai labai reiktų mentorių ieškoti. Tai dar viena priežastis, dėl ko mentorius yra labai gerai. Tai jeigu norit kažkokį tikslą pasiekti, susiraskit žmogų, kuris yra tai pasiekęs ir tikrai jūs pakonsultuos, reikia nebijoti prašyti pagalbos, nes pavyzdžiui, aš irgi esu tas tipas, kuris, nemėgsta kreipti pagalbos. Tiek mokykloje tai buvo, taip ir iki pat dabar. Aišku, tai stengiuosi lavinti, kad aš neprivalau viską pati daryti, aš turiu pasimti trenerį, aš turiu paprašyti pagalbos, aš negaliu viskom pati apsikrauti, bet anksčiau man būdavo taip, kad aš aš nenoriu prašyti pagalbos. Galbūt tai yra irgi lietuviškas mentalitetas, ne? Kad aš galiu savarankiškai viską padaryti, aš pats galiu, aš tikrai viską pasieksiu, aš čia paprašysiu pagalbos kažkaip nejauku. Jūs paprašykit, jūs vis tiek, ta prasme, atsidėkosit, atsilygindami ten, nežinau, ar tai pinigais, arba kaip jūs susitarsit, žinai. Vis tiek reikia paprašyti pagalbos, nes pamatysit, kaip bus daug paprasčiau, nereikia eiti sunkiausių kelių. Paimkit mentorių ir tiesiog viskas. Ir daug paprasčiau bus tikrai. Teisingai ir, mes gyvenime visko neišmoksim. Pavyzdžiui, kaip pas mus studijų Rokas yra, jisai supranta su kamerom visą kitą, mes tai čia tikrai to nesuprantam. Taip. Tai tiesiog jau geriau žmogui ar sumokėti, ar kažkaip kitaip, kaip tu sakai, skaityti ir tiesiog gyvenimas jums patiems palengvės. Aš beje Elviną šitą iššūkdžiau. Nes Elvinas, aš mačiau pas jį, kad jisai turi tą savybę viską daryti sunkiausių būdų, viską pačiam, viską išmokti pačiam, jokių nereikia nei mentorių, nei kursų, nei trenerių, nieko, aš viską pats. Kursus aš jums, žiūrėdavau. Jo, bet, ne apie kursus, bet šiaip,
grinai pagalbos, kad tu galėtum pasakyti, nu, kaip daryti, gal galėtum mane išmokyti to. Ne, tu pas viską nori išmokti, žinai. Tai ne, nu, bet kam, žinai, tu gali tą energiją tikrai skirti kitiems dalykams, žinai, tu daug greičiau pasieksi savo rezultatus, tau daug geriau, nu, tu geriau suprasi, žinai. Čia taip pat kaip ir žmonės labai nemėgsta eiti pas psichologus, arba bijo, arba nemalonu kažkaip, žinai. Tai va, irgi reikėtų pas juos Va čia žmonės irgi labai bijo Lietuvoje tą daryti. Irgi nenueinu. Aš, pavyzdžiui, per tos 4 metus, nuo tada, kai turėjau tos santykius, ir man, žinokit, tikrai reikėjo ir psichoterapeutų, ir psichologų. Ir aš jaučiau, kad man labai reikia, bet aš vis tik nenuėjau. Ir man galbūt būtų paprasčiau, jeigu nueičiau ir man užtruktų viską sutvarkyti savyje daug greičiau. Bet, ką žinau, visai gerai jaučiuosi dabar po 4 metų. Tik, aišku, dar yra tokių dalykų, kuriuos nu pats jau neištobulins ir tikrai reikia eiti pas psichologo, tai aš dar tikrai nueisiu. Tai va, reikia šito irgi nebijoti. Tvarkoj. Kaziukai. Dabar prieisim prie auditorijos klausimų. Turėsim iš viso 6. Nebus 6? daug? Jo. Bet šiaip labai daug klausimų uždavė. Labai daug klausimų buvo, bet aš atrinkau tuos, ant kurių buvo daugiausiai paspausta laikų ir kurie, mano manimu, buvo reikalingi tau. Į temą, ne? Taip. Ir pirmas klausimas, kokie tavo tikslai iki naujųjų metų ir kur save matai po 5 metų? Oi, koks geras klausimas. Tai iki naujųjų metų aš nežinau, kaip daryti. Aš noriu pirkti mašiną, bet aš taip pat ir noriu šiandien toks labai prastas oras ir šiandieną pagalvojau, kad aš žiauriai norėčiau gyventi Baly žiemos metu. Tai aš labai norėčiau, kad tiesiog taip ir atsitiktų, kad iki naujųjų metų mes tikrai gyvensim Baly. Nu, aš labai norėčiau tos 3 mėnesius žiemos, nes šiandien aš pagalvojau, ką aš čia veiksiu rudenį, ką aš veiksiu žiemą, galvoju, dieve nenoriu. Aš norėčiau kažkur, kur yra karšta, kur yra faina, kur yra gražu, kur malonu, žinai, tai va, aš galvoju taip. Arba pirkt mašiną ir viskas. Tai toks va tikslas iki naujųjų metų. Ir aišku, norėčiau labai paleisti bendruomenę, nes iš tikrųjų su ta bendruomenė jinai galėjo būti paleista daug anksčiau, tačiau irgi pas mane yra daug streso, jaudinos, bele kaip, nes noriu tikrai nešti kuo daugiau vertės tai bendruomeniai, kad nebūtų taip, kad aš paleidžiu bendruomenę, susirenka žmonių ir aš nežinau, ką pasakyti, žinai, nes tiesiog iš to jaudulio. Bet aš labai tikiuosi, kad taip neatsitiks ir tiesiog dabar iš tikrųjų tiek reikėjo baimės perlipti ir tiek suprasti, kaip tą baimę perlipti, tai irgi reikėjo reikalų, kad jie perlipti. Žinai, aš turiu vieną pastebėjimą, kad žmogus visada prisigalvoja savo daug baisesnių dalykų galvoj, negu kaip yra iš tikrųjų, kai pradedi tai daryti. Pradedi tai daryti ir atrodo, pala, bet tik čia, kaip man su pirmo podcast'u saurė galvoju, dabar čia bus biškis streso, ar čia viskas su kamera gerai, ar ten gerai atrodomės, ar čia nebus kvailų klausimų, bet iš tikrųjų, vakar pažiūrėjau ir viskas čia gerai, nėra čia tik galvoj tai prisigalvoji. Tai va čia irgi patarimas jums, kad geriau negalvokit apie taip, kaip bus, ar tai baisu, tiesiog paimkit ir darykit ir tik padarius po to pagalvokit apie tai, ar čia buvo gerai. Nes iš tikrųjų mes žmonės, mes turim savyje žiauriai daug jėgos, energijos ir mes tikrai galime atlaikyti viską. Baisiausius šalčius, baisiausius karščius, baisiausius katastrofas. Avariją žmonės baisiausius atlaiko ir išgyvena. Arba ten didžiausius darbus, projektus žmonės atlaiko, koncertus atlaiko, kur belie kiek daug žmonių, žinai. Mūsų organizmas yra labai stiprus. Ir ar mes net laikysim tą bendruomenę, ar mes net laikysim tos podcastus, aišku, kad atlaikysim. Ir iš tikrųjų mūsų smegenys prikuria tiek daug sunkių reikalingų dalykų, ta prasme, siužetų, kad, nereikia taip daryti. Reikia iš tikrųjų kuo mažiau mąstyti ir tiesiog daryti. Tai va, reikia atjungti protą ir imtis veiksmų. Kad ir kaip tai būtų paprasta pasakyti, bet reikia tiesiog kuo ilgiau neužlaikyti to ir neužsitęst. Tai va, su ta bendruomenė, tai aš labai tikiuosi, kad išeis iki rudens jau tikrai paleisti. Tiesiog aš dabar atjungsiu smegenis, atjungsiu visas paranojas, atjungsiu visus siužetus, kokie tik įmanoma, kad ten man baisu atrodo, kad ten kažkas atsitiks, viską atjungsiu ir tiesiog paleisiu ir viskas. Kiek galima jau tikrai net nemalonu prieš save. O už 5 metų nekoks tikslas mano? Kaip save matai po 5 metų? Aš šiaip nelabai toli taip žiūriu į save. Aš tiesiog stengiuosi daryti tai, ką galiu geriausiai. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu atradau kažkokią naują veiklą, tai stengiuosi ją tobulinti.
ir galų gale kažkur, kad tai nuvestų, nes aš neįsivaizduoju, kaip ten gali būti. Galbūt ten gali būti geriau, negu aš įsivaizduoju, arba blogiau. Tiesiog svarbiausia daryti kažką, o jau visatą sudėlios taip, kaip turi būti. Tai mano tokia nuomonė, aš nežiūriu taip toli. Aš sukleidžiu visatai tiesiog viską kurti. Sekantis klausimas. Už ką esi savo labiausiai dėkinga? Čia, šiaip nežinau, ar buvo šiuo metu būtent, ar apskritai, bet galbūt šiuo metu palikim. Ar ne? Už ką? Už tai, kad turiu viduje to noro tobulėti ir kurti daug geresnį gyvenimą. Žinau, kad geresnis gyvenimas būtų. Tai aš esu labai dėkinga, kad nesu tokia, kur tiesiog, nereik man tų nei gero darbo, nei tų pinigų, man gerai ir taip bus, žinai, tipo, ir taip toliau. O tiesiog, kad esu tokia, kuri nori ir aprūpinti savo šeimą, ir aprūpinti visų, žinai, ir kad pati save pilnai apsirūpinčiau, žinai, kaip manoma daugiau. Tai dėl to labai faina, kad aš esu dėkinga už tai, kad aš stengiuosi kažką daryti, bent jau. Tai va. Taip, labiausiai dėl to. Gerai, o dabar kokia būtų, sekantis čia klausimas, top 5 patarimai, norint turėti sveiką kūną ir rūpinti savimi? Taip, gerai. Dabar aš netgi galiu pasakyti, kokius aš dabar įpročius savo lavinu. Tai pavyzdžiui, dėl mitybos čia. Tarkim, lėčiau valgyti. Tai yra labai svarbu, tačiau man šitas įprotis jau yra ant tiek giliai, kad aš nežinau, man yra žiauriai sunku nesuvalgyti greit savo maisto, aš ten žiauriai greit valgau, Elvinas labai greitai valgo dėl kariuomenės ir aš realiai beveik jo greičiau suvalgau. Aš nebuvau kariuomeniai, aš tiesiog žiauriai greitai. Nebuvau kariuomeniai ir aš žiauriai greitai valgau, tiesiog neįmanoma, nesukramtau to maisto. Aš tai net nekramtau. Aš tai irgi. Tiesiai. Gerai, reikia. Jo, tada daug vandens gerti. Stengiuosi daug vandens gerti. Tai aš, pavyzdžiui, aš esu tas žmogus, kuris mažai geria vandens. Aš netgi turėjau akmenligę dėl to, kad vandens negeriu. Šitie akmenukai susidaro, kai vandens negeriu. Tai dabar tiesiog turiu gertuvę savo mėgstamiausią ir aš tiesiog ją geriu. Iš jos geriu, prisipildau vandens ir žymiai maloniau iš jos gerti, nei iš butelio, nei iš stiklinės, kažkaip tikrai fainiau žymiai. Tai gertuvę turėti ir gerti daug vandens, nes tai ir tvarko tavo veido odą, ir taip pat ir kūnui irgi žymiai geriau. Ir labai tikiuosi, kad vanduo taip pat ir padės man numesti svorį. Tai tikiuosi taip ir bus. Tada kitas įprotis būtų... Sportas? Sportas. Bet aš pamiršau, kokį aš dar įprotį dabar šiuo metu bandau lavinti, nes tas greitai nustot valgyti. Ir kažkokį dar buvau. Plus negeri jokių alkoholinių gėrimų. Jo, aš jokių alkoholinių gėrimų negeriu. Jo, nes jie yra, wow. Jie gadina ir tavo kūną, ir tavo sveikatą, ir tavo moralinę sveikatą, ir tavo darbus, ir tavo šiaip... Produktyvumas, šviežumas minčių, maks. Aš nežinau, jeigu aš atsigerčiau kažko ir jeigu man būtų kitą dieną bloga, aš net neįsivaizduoju, kokias aš ten moralkės turėčiau. Kažkada per naujus metus pabandėjau. Jo, tai aš per naujus metus jo buvau atsigerus vyno tiesiog. Ir man sustojo skrandis, aš ten verkiau visą naktį. Bet dar tau sustojo, dėl nes tu prieš tai detoksą daryti, tai čia buvo toks labai sunkus gėrimas. Jo, tai jeigu jau sveikai gyvenate, tai turėkit omenyje, kad sveikai gyvenant iš tikrųjų labai, labai jautrus organizmas pasidaro ir geriau negerti jau tada alkoholio, kai sveikai gyveni. Tai gerai, top 5 patarimai, tik to. Tai viskas gerai, pamiršau aš tos įpročius, kuriuos noriu suteikti. Lėtas valgymas pakartokime, tada vandens gėrimas ir žalingų įpročių kuo mažesnis. Kuo mažiau žalingų įpročių, taip, tada 4 bus... Ne, tai nebūtina, gal tik tai tiek. Aš noriu 5, gerai, okay. Mane suprašė 5, aš noriu pasakyti 5, tik aš dabar, kai manęs grinai užduoda tą klausimą, tai aš taip... Čia beje Aurija klausė iš tą klausimą. Ačiū rimtai, Aurija paklausė. Geras klausimas šiaip. Pliusas Aurija. O kad išlaikyti gražią figūrą, ne? Ar dar kažkas? Koks ten klausimas buvo? 5 patarimai, norint turėti sveiką kūną ir rūpinti savim. Tai gerai, tai reikia nepamiršti apie savo skincare. Reikia prižiūrėti odą. Jeigu jau turite didžiulių problemų, tai jau tikrai tvarkykite ir savo organizmą, pasižiūrėkit, kas yra iš vidaus, tikrinkite savo sveikatą. Tikrinti savo sveikatą yra tikrai svarbu.
Tarkim, jeigu uždėlsi per daug, tikrai gali būti daug rimtesnių problemų. Tiesiog nebijokit gydytojų, nebijokit analizų, kas ten bus, žinai, svarbiausia sužinoti anksčiau laiko negu vėliau, nes vėliau gali būti dar tik baisiau. Tai nepamirškit vaikščioti pas gydytojus ir tikrinti savo sveikatą, jeigu kažkas negerai su veidu, su skausmais ar kažkas vadinasi, kažkas yra, tai eikit tikrintis. Tai va. Na, jeigu vyrai žiūrės, vyram irgi svarbu veido odą tikrinti, nes kartais būna žiūriu, kai vyrai prižiūri labiau batų odą negu savo veido odą. Batų? Nu, batų odą negu savo veido odą. Nu, bet pas vyrus labai šiaip gražus veidai dažniausiai būna, o jeigu ir kol būna tų jaunas problemų, esi. nu jo, bet ir būna aišku tų problemų, bet vis tiek kažkaip, nu, tą aknę aš įsivaizduoju, per kiek daug dermatologų reikia praeiti ir kaip sunkiai išsigydo tą aknę, tai jie rūpinasi savo odą, nors ir ta aknė yra, žinai, nu, bet vis tiek neišsigydo, nu, taip paprastai, žinai, tiesiog su kažkokiais kremukais ir taip toliau, tai... Bet jo, vyrai, rūpinkite savo odą, aišku, ne per daug, nes moteris daug rūpinasi ir kažkaip pasiranda daugiau problemų negu pas vyrus, tai gal jūs atsargite. Užtenka tiesiog vandenuko. Tiesa. Nes nežinau, su tais kremais iš tikrųjų sunku pasitikėti tais kremais, nes atrodo, kad ne visur yra tų gerų kremų, ne visi jie geri. Ir gali tikrai kažkas netikti ir tik dar labiau pabloginti. Tai jeigu problemų nėra su oda, tai nereikia. Gal nebent SPF kokį naudoti, kad nepasien greičiau laiko. SPF tai reikia ir vyram, ir moterim, aš manau, naudoti. Nes, ką žinau, moteris kažkaip, kuo daugiau metų moterim yra, tuo jos gražesnis, kuo vyrai senin, tuo jie kažkaip nelabai. Taip, jaunesni gražiau atrodo. Nes moteris investuoja daug. Nes moteris taip, jos SPF naudoja, jos eina į visokius botoxus ir taip toliau. Tačiau vyrai negali eiti į botoxą, tai bent jau SPF pasinaudokite, kad nesudegintų tą veidą ir neišdžiuvintų saulę. Gerai, sekantis klausimas. Kokia buvo ar dar vis yra tavo svajonių profesija? Kokioje srityje be dabartinės savo veiklos galėtum save įsivaizduoti? Tai vaikystėje aš labai norėjau būti dainininkė. Bet, pamenu. Aš svajojau žiauriai, aš ten visą laiką... Tavo top fanė buvo Rihanna, man atrodo, ne? Žinok, ten daug buvo Ariana Grande, Rihanna, jo, visokių ten patikdavo visokių atlikėjų ir aš ten įsivaizduodavau visada, kad aš irgi būsiu ant tos scenos ateityje, kad aš dainuosiu, ateidavo svečiai, aš visada jiems surengdavau koncertą, šokių ten visokių ir kaip aš ten dainuoju. Bet aš lankiau muzikos mokyklą ir aš galiu papasakoti istoriją, kaip man nutrūko šitą svajonę, tai aš tiesiog dainavau muzikos mokykloje ir tada aš pamačiau vorą ir aš pradėjau žiauriai stipriai klykti, nes aš žiauriai paniškai jų bijau ir man balso styga plyšo ir tada tiesiog nutrūko mano svajonė, nes aš negalėjau mėnesį laiko prakalbėti, jokio garso negalėjau leisti, po to, kai atsistatė tą stygą, man negalima buvo dainuoti, tai teko išeiti. O paskui prasidėjo tiesiog kompanijos visokios, paauglystė ir jau tikrai ne iki dainavimo. Jau gyvenimas prasidėjo jo ir buvo nutrūkus šitą svajonę, o dabar iš tikrųjų aš net nežinau, kokia yra ta mano svajonių profesija. Labiau gal mano dabar svajonių profesija ne profesija, o būti tiesiog laisva ir turėti labai tokį darbą, kuris tiesiog manęs nevaržytų ir aš tiesiog turėčiau laisvę rinktis, tarkim, ar man šiandien dirbti, ar nedirbti, ar aš noriu šiandieną nukeliauti, aš nukeliauju ir nėra taip, kad aš turiu dirbti kažkur nuo 7 iki 8, nuo 8 iki 5, tarkim, iki kiek ten dirba, bet aš nenoriu tokio gyvenimo tiesiog, aš noriu, kad nebūtų to suvaržymo gyvenime ir kaip dabar gyvenu. Tai man labai patinka. Man patinka mano profesija, labai patinka Instagram'e man dirbti, nors ir jaučiu tą stresą, bet nieko tokio. Tada patinka, kad galiu socialinį medijų save realizuoti ir dėl to esu žiauriai dėkinga tiesiog praeitiems įvykiams. Tai viskas dėl to labai fain. Gerai, dar vienas klausimas. Ar galėsi dėl savo praeities padarytų klaidų, tokių kaip santykiai su Laurynu? Ne. Ne, iš tikrųjų, iš dalies galbūt jo, bet šiaip tais, ką galiu pasakyti, kad tas heitas, kurį aš turėjau tuo metu, kai buvau su juo ir po jo, ir supratau, kad tai yra žiauriai laikinas dalykas ir
pavyzdžiui, dabar tu tiesiog viską gali statyti gyvenime, kad ir kokia tavo reputacija. Taip, galbūt mano reputacija iki galo tobulai niekada, Neišsivystys. Ta prasme, nebus tobula, žinai, bet dėl to nieko tokio, ta prasme, ką padarysi dėl tos reputacijos. Svarbiausia, kad aš padariau viską, ką galėjau geriausiai, aš save kaip manoma labiau pakeičiau, net nepakeičiau, tiesiog galėjau parodyti, koks aš žmogus esu ir nes tuo metu aš net negalėjau savęs parodyti, kokia aš iš tikrųjų esu. Tai va, tai dėl to nebent reputacija mano nukentėjo, kad jinai niekada neatsistatys tobulai, bet vis tiek kažkiek pavyko mane atstatyti ir dėl to aš savo esu dėkinga, kad man vis tiek išėjo. O šiaip tai nesigailiu, aš labai džiaugiuosi, kad atsitiko toks momentas, kad aš dabar turiu galimybę plėstis ir realizuotis socialiniai medijoje, nes dabar atėjo tokie laikai dar, kai iš tikrųjų pagrindinės profesijos yra jau, ta prasme, geriausia turbūt šių laikų profesija yra viskas, kas yra socialiniai medijai. Netgi, pavyzdžiui, tavo verslai, jie nesivystys, jeigu tu neturėsi socialinį kortelę. Taip, tai yra visiškai tavo vizitinio kortelė. Tai vat, aš labai džiaugiuosi, kad man atsitiko toks momentas gyvenime, kad aš dėl tų įvykių visų gėdingų, nemalonių, nefainų, kur tikrai prisidariau žiauriai daug gėdos ir taip toliau, tiesiog yra kaip yra, bet dabar užtat aš labai džiaugiuosi, kad viskas gavos taip, kad turiu tokias galimybės kaip socialiniai medijai, tiesiog turėti tiek daug žmonių, tokia didžiulė auditorija, kurie mane stebi ir manim pasitikė ir labai fainai. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų. Aš tikrai nesigailiu dėl praeities dalykų. O elgiausi tuo metu taip, kaip turėjau elgtis. Nes tikrai negriaužiu savęs už tai, kad aš ten buvau, atrodžiau durna, atrodžiau kvaila. Aš tiesiog tuo metu jaučiau, kad man taip yra saugu elgtis. Kad taip, kaip aš dabar elgiuosi, jeigu aš grįžčiau į praeitį, taip kaip aš dabar elgiuosi, aš kitaip ir negalėjau elgtis iš tikrųjų. Nes aš tiesiog buvau suvaržyta ten, net šiaip labai ilga istorija. Spaudžiama psichologiškai jo, kad aš tik taip ir galėjau elgtis. Nes jeigu aš elgčiaus taip kaip dabar, būti savim, man nebuvo galima leistina būti savim. Nes aš tada iš karto tampu pati blogiausia. Mane visai tada pravardžiuoja. Ką tu čia iš savęs statai, kodėl tu tokia jauties kieta ir taip toliau. Tu iš vis esi niekas, tu esi šlamštas, tu neturi būti tokia kieta, žinai, ta prasme, o aš nesu kieta, aš tiesiog sėdžiu kaip normalus žmogus, kaip pavyzdžiui dabar, ne? Jeigu aš dabar tais laikais pašnekėčiau taip kaip čia, dabar, ne, sakytų, kad tu čia iš savęs statai, tai va, žinai. Ir dėl to aš ir negalėjau kitaip elgtis, aš bijojau jo, aš bijojau pasielgti kažkaip, kad jam pasirodys, kad aš kieta. Aš galvojau, kad, ne, aš būsiu nekieta, aš būsiu pati prasčiausia, kad tik tais manęs neprovokuotų ir kad tik tais manęs, ta prasme, psichologiškai nelaužytų. Tai dėl to aš elgiausi taip, kaip elgiausi ir dėl to aš nieko negalėjau padaryti. Man tiesiog tai buvo saugiausia, nes jeigu aš pasielgiu kitaip, viskas, būdavo tragedija tiesiog tuo momentu. Tai aš dėl to ant savęs nepykstu, aš save pilnai suprantu ir kaip yra, taip yra. Aš manau, kad žmogus ir mokosi skaudžiausiais gyvenimo momentais, nes jeigu ten jam kažką švelniai padarytų, sakytų, išmoksiu, viskas gerai. Taip. Niekada neišmoksiu lengvų pamokų. Todėl ir, kodėl žmonės, pavyzdžiui, ir ten, kaip paimkim, čia kaip pavyzdys, biški čia tolimas toks pavyzdys, bet koks ten Elonas Muskas, ten Amazon įkūrėjas, tada visi kiti, jie gyveno tokia mėšlė ir jie todėl nes gavo skaudžias gyvenimo pamokas, jie taip dabar aukštai iškilo patys. Tai tas pats tau yra, tu buvai labai ten, didžiam dugne, ten spaudžiama, psichologiškai, kaip tik įmanoma, iš visų pusių manipuliuojama ir panašiai. Ir iš viso to iš tas išsivystė toks glopas. Taip, nebūtų to įvykio, nebūčiau aš taip skaudžiai žeminama, skaudžiai visaip, ta prasme, provokuojama, tai tikrai nebūtų tai, kas dabar yra. Kad aš nebūčiau tokia, kokia esu dabar, su tokiu mąstymu, su tokiu poreikiu tobulėti ir taip toliau, nebūčiau tikrai. Tai tiesiog žinokite, žmonės nėra to blogo, kas neišeina į gerą ir kuo skaudesnė tavo patirtis, tuo geriau. Taip, kad nevenkite problemų, nebijokite skaudžių išgyvenimų ar nusivylimų ir taip toliau. Tiesiog tai tave stiprina. Kai tu išsprendi tas problemas, kai tu išgyveni jas, tu sustiprėjai ir tau tik tais nuo to geriau pasidaro, tu tampi laimingesnis, tu turi, šiaip yra gerai
man netgi pats Laurynas beje pasakė šitą, ką tu ką tik man pasakėjai. Jis pasakė, kad kuo tu didesniam dugne esi, tuo tau lengviau atsispirt nuo jo ir aukščiau kilt. Tai man jisai netgi buvo pasakęs, kai mes buvom santykiuose, šitą dalyką ir aš dabar esu toj pačioj pozicijai, kaip jisai pasakė, nes jisai pats buvo tokioj pozicijai. Nes aš ten sakiau jam, o kaip tu taip išmokai taupyti? Nes jisai yra žiauriai taupų žmogus. Ir jisai pasakė, kad, aš buvau žiauriai dideliam dugne, nes, visiškai nieko neturėjo. Ir jis atsispyrė ir dabar taupo. O aš irgi glaupinau. Tai tai iš tikrųjų tos problemos, jeigu tau siunčia tokias problemas gyvenimas, vadinasi, tu toj kažkur patobulėsi. Būsi geresnis negu dabar esi ir daugiau tikrai neatsitiks tavo gyvenime tokių dalykų. Tai patarimas jums, kad jeigu gaunat kažkokį iššūkį, problemą arba ten nutinka blogiausias gyvenime dalykas, tai 100% fokusuokitės ir bandykit kaip įmanoma jį priimti, todėl nes yra toks geras posakis, tas posakis 100% nepasitosiu, bet negydoma žaizda tiesiog platėja, darosi blogiau, nes neskiri tam dėmesio. Tai gyvenime lygiai taip pat, jeigu skirsi 100% fokusą ten, iš karto pradės dalykai vystytis geriau. Gal ne iš karto, gal ne po mėnesio, gal ne po metų, bet tu vis tiek tai išspręsit. Jeigu turit problemą, iš karto spręskit, nes tai bus geriau gyvenime. Tiesiog spręskit. Jo. Ir tik taip žmogus vystosi per tokius sunkius iššūkius ir dalykus. Tai patarimas jums. Taip, neužmerkit akių į problemą, suvokit, kad jūs jas turit ir spręskit jas. Taip, Nebijokit. Ir paskutinis klausimas iš auditorijos. Kada supratai, kad reikia kažką keisti gyvenime? Kaip pasiryžai atitrūkti nuo Lauryno? Kaip pasiryžau atitrūkti? Atitrūkti. Čia greičiausiai klausimas turi menį, kada buvo čia tas taškas, kai tu supratai, kad viskas, aš keičiu ir išeinu ar ten ir panašiai. Tai kada tas buvo galutinis taškas, kad viskas, išeinu, nebetenkina mane šitas gyvenimas. Tai būtent suvokimas, koks yra žiaurus mano gyvenimas. Ne taip bandydamas, kad oi ne, viskas gerai, čia pas mane yra uždengta akis ir kad čia nėra problemų, kad mane tenkina tokie santykiai, kad taip kaip jis su manim elgiasi yra viskas gerai, žinai, tai yra normalu. Ne, tai nebuvo normalu, nes aš jaučiau ne tik psichologiškai, kad man yra be galo sunku, bet ir fiziškai aš jaučiau, kad man yra žiauriai sunku. Aš pasiskaičiau, kas man iš tikrųjų padėjo tiesiog pasiskaityti, kas yra toksiški santykiai. Nes aš per kiek laiko buvau su juo, aš tiesiog, galvojau, kad tai yra normalu. Ir galvojau, kad, aš to nusipelnus esu, kad taip, kaip jis su manim elgiasi, taip turi būti, žinai. Ir aš pasiskaičiau, kas yra toksiški santykiai. Ir kai pamačiau, kad absoliučiai visi punktai sutapo. Ir kai pamačiau punktą, ypatingai tą, kur parašyta buvo, kad tu, kai jauti savo kūne įtampą pastovę. Aš, pavyzdžiui, visą laiką, kai su juo būdavau, aš jaučiau tokią įtampą. Ta prasme, man tokia nemalonė įtampa, net negalėčiau ją paaiškinti. Aš dabar, pavyzdžiui, jos jau ilgai nejaučiu, žinai, bet ką aš tenais jaučiau, tokia didžiulė įtampa. Ir tai reiškia, kai tu ją jauti, kad tavo kūnas suvokia, kad tu esi toksiškose santykiuose, bet tavo protas nenori to suvokti. Ir aš tada, nežinau, kažkaip suvokiau labiau, kas yra tie toksiški santykiai ir kad aš esu tame mėšle ir kad man reikia tai keisti. Ir aš tikrai nenoriu, kad su manim taip elgtųsi ir kad šitie santykiai iš vis niekada gyvenime nesusitvarkys jau. Tai kai suvoki tuos minusus, tuos dalykus, tik tada, kai savo grinai paaiškinė, ir kad tai yra nenormalu ir tik tada tu sugebi išeiti. Plus, labai man tuo laikotarpiu, aš šiaip norėjau jau anksčiau išeiti ir keisti viską. Tačiau būdavo toks dalykas, kad toksiškose santykiuose tave kontroliuoja ir paliečia tavo silpniausias vietas. Tai visada, kai aš bandydavau išeiti, mane tik dar labiau pradėdavo žeminti per viešai, visur, kaip tik įmanoma žiauriau, žinai. Tikrai prisimenat, manau, matėt, kaip ten stipriai mane ten žemindavo. Tai čia jeigu aš padarau kažką blogo, išsiskiriu su juo, tai jau viskas, ten ragas būdavo. Ir aš dėl to nenorėdavau skirti su juo, nes aš tik labiau kenčiu ir su juo blogai, ir be jo blogai. Tai, o tada, kai aš jau padariau galutinį tašką, tai jis turėjo visai nemažai problemų su policija, taip, turėjo su policija nemažai problemų, tai tas mane išgelbėjo, nes jis nieko negalėjo apie mane kelt, negalėjo manęs viešai žemint, nes tiesiog jam būtų problemų dėl to, o jis bijojo policijos. Tai tas mane išgelbėjo ir taip pat, ir tas suvokimas išgelbėjo, tai
jeigu jūs, tarkim, nežinau, toksiškas partneris neturi ten, pavyzdžiui, su policija problemų, tai jūs tiesiog pačios turit labiau pamilt save, labiau suprast, ar jūs tikrai toleruojat savo tokį santykį, ar jums tikrai yra normalu, kaip su jumis elgiamas yra, nes taip, kaip su jumis dabar elgias, tikrai joks kitas vyras nesielgs, nėra visi vyrai tokie patys. Ir jeigu jisai mano, kad tu tik tais tokio elgesio verta, kad tu esi bloga, tai čia yra tik jo vieno nuomonė. Paklausk draugių, paklausk šeimos narių, ar tu esi tokia. Tikrai atsakys, kad ne. Ir tikrai pamatysi, kad ne visi vyrai taip pat masto. Tai reikia būtinai suvokti, kad taip, kaip yra dabar, taip daugiau niekada nebus ir kad su tavim neturi teisės iš vis joks vyras su tavim taip elgtis. Tai vat, kai suvoki tokius dalykus, tada ir padedi tašką ir tada eini toliau. Ir gyveni ir stengies, žinai, tobulėti. Bet irgi, man pavyzdžiui labai padėjo Aurėja. Kai aš tik išsiskyriau, Aurėja man labai padėjo, iš tikrųjų, jinai ten tiesiog tą Lauryną, išstumė tiesiog iš mano gyvenimo, jinai neleido jam priartėti prie manęs ir šiaip jinai pastoviai buvo su manim, pastoviai, ta prasme, mane psichologiškai tvarkė, jinai. Mes irgi labai svarbu turėti, žinot, kas keiščiausia, kad aš buvau tuo metu visus savo draugus praradus, kai draugavau su juo, bet Aurėja, kuri mes tik susipažinom, kai tik mes išsiskyrėm su juo, jinai buvo tokia, tarsi aš su ją jau daug metų pažįstamos ir jinai mane pilnai palaiko ir gelbėjo mane nuo visų tų dalykų, kai jokia kita draugė to nedarė. O Aurėja, tai vat, wow, ta prasme, turėkit tokį žmogų, kaip pas mane Aurėja, kuris bus su jumis visą laiką to laikotarpį šalia ir jums visais įmanomais būdais padės ir tiesiog leis jums jausti saugiai. Tai yra žiauriai svarbu po skyrybų. Tiesiog turėti žmogų, kuris, su kuriuo jūs jausitės saugiai ir kuris paaiškins jums, kad tikrai nereikia bijoti ir viskas yra gerai. Tai labai fainai, kad turėjau tokį žmogų. Atrodo, kad net nebuvo artimas draugės, bet jinai man labai padėjo. Ir tada aš tiesiog po truputį, aišku, ne iš karto, aš ten jau galvojau, kad viską aš noriu keisti savyje, ne? Aš tuo metu iš vis galvojau nebekurti Instagramo ir nebeturėti jo, bet Aurėja mane privertė susikurti ir pasakė, pabandom, pasižiūrim, kas ten bus, žinai, gal net nebus tų sekėjų, o gal bus daug. Ir mes tik sukūrėm Instagramą, jinai mane pažymėjo, ten gal plus 50 000 sekėjų užaugo per savaitę. Tai tada galvojau, Dieve, kas čia vyksta, kaip tai veikia. Ir viskas. Ir tada, kai pamačiau, kad pas mane viskas atsistato, draugai grįžta pas mane, ten, tarkim, sekėjai ten užaugo labai daug ir supratau, kad reikia toliau gyventi ir kad manęs niekas nebeprovokuoja kaip anksčiau ir atrodo, pagaliau ištrūkau iš tų spastų. Tai taip gera pasidarė, kad tikrai norėjau tobulinti viską su savim, kad tik niekada taip nebūtų, kad tik niekas su manim taip nebesielgtų, kad tik, niekas nesugebėtų, ta prasme, kad aš pati turėčiau savo nuomonę, savo ribas ir sakyčiau ne, taip su manim negalima elgtis. Tai labai džiaugiuosi, kad viskas taip susitvarkė. Suprantu netgi, čia jaučiu kaip žmogui, kuriam man tiek trūko oro vandenį, tai čia buvo kaip naujas oro gurkšnis toksai geras. Oi, ten ko tik netrūko, iš tikrųjų. Bet jo, toks gurkšnis, nes aš visą laiką, būdama tose santykiuose svajojau, galvau, o Dieve, kaip aš noriu vėl normalų gyvenimą turėti, be jokios įtampos, be jokios suvaržymo, be jokių ašarų, be jokių stresų ir taip toliau, nes, man ir nuobodu būdavo, man ir liūdna būdavo ir ten, o Dieve, aš ten depresiją realiai susirgau ir dar savo panikos atakom ten iš vis man, pavyzdžiui, kas realiai psichologiškai man iki šiol netgi yra tas išsivystęs, aš manau, kad pas daug ką toksiškose santykiuose pas moteris ar pas vyrus, nes vyrai irgi išgyvena toksiškus santykius, išsivysto tas panikos priepuolius. Tarkim, arba pykčio priepuoliai išsivysto, nes tikrai jas taip išprovokuoja, kad galų gale iš to išsigydyti yra ganėtinai sunku. Ir man iki pat dabar būna, kad aš, tarkim, nebekontroliuojamą pasidarau momentus. Ten, pavyzdžiui, tokia pikta, kad wow, žinai. Bet palyginus kaip anksčiau buvo, tai dabar aš toks angeliukas jaučiuosi, nes anksčiau mane tik vos kažką pasakai, aš iškart viskas, ta prasme, aš ten rėkiu, spiegiu, kaip nesveika, kaip psichopatė. Tai iš manęs tai išprovokavo, tai jo, džiaugiuosi, kad to nebėra. Bet jo, tai yra normalu, kad išprovokuoja ir tai tiesiog reikia tvarkyti arba su psichologus, ko aš nepadariau, arba tiesiog pačiai, kaip su emocijom aš susitvarkiau. Tai man labai padėjo irgi aplinkiniai, tikrai, kurie man pavyzdžiui sakė, kad taip yra negerai, kad taip negalima daryti, kad tavo kiekvienas žodis tiesiog kainuoja daug
Nes, nu, ta prasme, jeigu aš, pavyzdžiui, pasakau iš tų emocijų, tarkim, kad kažkokį žodį, nu, tai tu tai girdi ir tu tai gali labai stipriai priimti savo asmeniškai, žinai, ir mes galim tai draugys sugadinti viską, sugadinti, tiesiog tu turi irgi tai suvokti, kad tai, kad tu pasakai, tai labai daug ką reiškia. Tai nėra taip, kad tiesiog iš emocijų ir tu tiesiog vėliau negalėsi pateisinti, kad, oi, atsiprašau, čia buvau ne aš, čia mano emocijos. Ne, nes žmogus tai girdi, jisai tai priima ir jam tai tikrai buvo skaudu, tai turi suvokti, kad tu taip skaudini žmonės, tu taip gali prarasti tikrai daug draugų, daug artimųjų ir kad tu taip negali elgtis. Ir taip pat, jeigu nori dar valdyti savo emocijas dar kažkaip kitaip, tai man, pavyzdžiui, sporto salė labai padėjo. Aš jaučiu, kaip pradedant, ta prasme, tikrai, nu taip sportuoti, ten, tarkim, sportuoti 4 kartus į savaitę. Aš nešneku apie 1 kartą į mėnesį ar 1 kartą į savaitę, žinai, pasportuoju ir kaip ir viskas, ir kad viskas. Ne, aš šneku apie gerą išsikrovimą. Po 3-4 kartus į savaitę sportuojant, tikrai emocijos žymiai normalesnis pasidaro. Man, pavyzdžiui, daug ramiau būna, kai aš daug sportuoju. Atrodo, kad aš visą tą energiją išlieju ten. Ir aš daug ramesnė pasidarau, kai sportuoju. Tai va, tai sportas labai padeda ir taip pat suvokimas, kad tu gali labai skaudinti žmonės. Tai emocijos reikia valdyti labai. Tiesiog pačiam su tuo kažkaip tvarkytis. Ir dar, kas padeda man valdyti emocijas, tai išklausimas. Kuo tu labiau įsiklausai į žmogų, kuo tu labiau bandai jį suprasti, tuo tau net nekyla noro emocijom išeiti, nes tu, kai tu geriau įsiklausai ir ilgiau nekalbi, o tiesiog klausais, tada žymiai yra geriau, nes tada gali ir logiškai pagalvoti, gali logiškai apsvarstyti viską, išklausyti normaliai žmogų ir daug maloniau pasidaro tavo viduje, nes tau nėra ko pykti, tu gerai išklausėjai, supratai ir viskas, ramu, nereikia pyktis. Nes tu tiesiog normaliai išklausėjai. Tai reikia kuo mažiau šnekėti, tuo daugiau, ir reikia kuo daugiau klausyti, kad jūsų emocijos būtų adekvačios. Tai emocijų valdymas, sportas ir išklausyti kitą. Taip, išklausyti kitą, sportas ir taip pat suvokimas, kad tu gali skaudinti žmonės. Taip. Tai va, 3 punktai, kaip valdyti emocijas. Reikia. Taip. Gerai. Tie dalykai man labai padeda. Mūsų klausimų buvo aptartų šiandien tiek, galbūt ateityje padarysime part 2, bet... Jo, aš manau, kad tokio part 2 reikėtų. Reikėtų, bet pasižiūrėsim, tikrai... kiek to prašys, nes mes nuspręsim, ar padarysim. Tai va, ką, ačiū visiems, kad žiūrėjote, tikiuosi buvo daug naudingų patarimų ir praktikų, o jų tikrai buvo. Tik čia yra jūsų reikalas, ant kiek tai pasisemsit ir savo pasižymėsit. Tai va, mes savo darbą atlikom, labai tikiuosi, kad aš savo mintis gerai išdėsčiau jo ir kad supratot mano žinutę, bet labai tikiuosi, nes aš gal kiek jaudinaus. Aš visada jaudinaus, nežinau kodėl. Bet va. Tai va, ačiū Jums, iki kito karto ir 5, iki kito susitikimo. Karto.